Vieną rytą gyveno Pumpas. Tada jis miegojo. Ir tada jis atsibudo. Ir tada jis pasiėmė žemėlapį. Nueit paimti lobį. Ir tada jis sakė, aš esu Supermenas. Ir tada jis nuėjo ir pavalgo. Pabaiga. Vieną rytą gyveno Boložėlė. Ji labai turėjo vieną taską. Ir tada atėjo slaugė daktarė ir jai tada nupiešė daug taskų. Ir tada visi pasibučiavo ir buvo pabaiga. Ir buvo vešlys. Vieną rytą gyveno debesėlis ir saulė. Ir tada atsiprašė saulė ir tada jie susipyko. Tada debesėlis vilkė, o saulė pyktė ant jo. Ir tada atsiprašė saulė ir debesėlis. Ir jie visą vaivorykštę palavė. Lietus lijo, o saulė švietė. Ir tada, kai saulė buvo pabaiga. Vieną rytą gyveno medūza. Ta medūza iš visų turėjo 4 kojas, labai turėjo vilkti. O kitam namelyje buvo akmuo namelis ir ten gyveno kita medūza. Ir ji vilkė turėjo labai mažai kojų, turėjo tik 4. Ir tada atėjo žuvytė daktarė. Jai nuščiuvo 100 kojų. Ir tada ji pažiūrėjo į žemyn, o žuvytė juokėsi. Ir tada apkabino tą žuvytę. Pabaiga. Vieną rytą gyveno ugnis ir vandenis. Ta ugnis labai norėjo tiesiog žiūrėti saulę, nes nenorėjo jam duoti laukos. Ir tada liūdėjo vanduo ir ugnis. Tada palietė ir galėjo šokti ir pasibučiuoti. Pabaiga.